Kas Dievo Dievui, o kas ciesoriaus ciesoriui. Mažoji mūsų maldininkė. Kam tu priklausai? Kaip tu galvoji, kam tu šiandien priklausai? Dievui. Šaunuolė. O tavo mama kam priklauso? Irgi. Ar mama laiminga savo dukra? Labai, labai. Tai mūsų kiekvieno sekmadienio maldininkės, ši nuostabi mergytė, kiekvieną sekmadienį, kada jūs visi išeinate, jinai laukia savo eilės ir atėjus viena, nuostabiai vis skirtingai padėkoja už mišias, už kai kurios niuansus, už kai kurios išgirstus Dievo žodžius. O šį sakau, tau vis ruošiu dovanų, šį kartą reikės tikrai atnešti dovanų savo mažai maldininkai. Mėlyje, iš tikrųjų, nėra taip lengva suprasti, kas Dievo Dievui, kas ciesoriaus ciesoriui, nes jeigu jūs labai pigiai interpretuosite, tai gali būti, kad mes įpulsime į žydų kazuistiką ir sumokėję, kas Dievui Dievo, kas Dievo Dievui, mes darysime, kas mums patinka. Tai ši būtų didžiausia klaida. Gale pakankamai stovinčia, jeigu paeitumėte, užliptumėte ant vargonų, matytumėte viską iš viršaus ir dar galima 20 žmonių atsisėsti. Taip pat yra vietų čia, 10. Jeigu norite, kviečiu atsisėsti. Aukštieji kunigai, matydami Jėzaus populiarumą ir be abejo ne tik tai, matydami pavojų savo matyti ir vedamiems gyvenimams, ir ko gero tuo metu virš 20 metų jau klestėjo atstatytoji šventykla su savo kunigų, visų aparatų, vyko rinkliavos, vyko daugybė dalykų aukų, kas atrodė, kad šventykla nenulenkiama yra ypatinga. Kada atsiranda Jėzus ir skelbia kažką kitaip, yra pavojus sistemai, pavojus dideliai Jeruzalės šventyklos sistemai. Ir Jėzui ieško pinklių. Ne šiaip pakviečia iš kaimo moterėlę. Visos sostinės mastu, Jeruzalės mastu ieško ypatingų mokytojų, mes sakytume profesorių, habilituotų daktarų, kurie ateitų ir Jėzui taip užduotų klausimą, kad jam, tam jaunajam Nazarėnui, atvykusiam iš provincijos, žemės lįstų iš kojų. Taigi, Jėzau iš Nazareto, mes žinome, kad tu puikus esi, tavo mokymas yra geras. Ir tu nemėgsti paaukštinimų, nes kaip tik čia ta vieta, kurią labiausiai tikriausiai mėgo to meto kunigai, gal ir šiandienos. Ir visgi tau klausimas iš profesorių lūpų. Ar verta ir ar reikia mokėti ciesoriui mokesčius? Ar verta turėti ir tai, ką mes dabar turime savo gyvenimuose, surišta su visa sistema, tuo metu Romos imperija? Kada Jėzus aiškina šį savo gyvenimo puslapį ir klausimą, atsako labai paprastai. Mėlyjei, pažiūrėkite į pinigą. Tuo metu niekas negalėjo vaizduoti jokio atvaizdo, tai buvo didžiulė stabmeldystė. Ir kada mes kalbame ir šiandien apie pinigus, pinigas yra be galo neutralus, juo labiau, kad tas popierius ar tas faktiškai bevertis metalas, jeigu pakeis valdžios žmonės savo naudai jūsų pinigus, jisai bus bevertis. Yra tikra istorija Lietuvoje. Vienos garbingos vyskupijos centre, kada jaunieji kunigai perėmė seno klebono butą, kažkaip jie norėjo parestauruoti, pradėjo lupti tapetus, o po tapetų, Antanai, negeri darbai, o po 50 rublių. Tai vyko prieš kelis metus. Bandė tuos pinigus priduoti Maskvai, kam reikalingi. O tuo metu mano mama, būdama su 5 vaikais, uždirbdavo 50 rublių savo ir 5 vaikams. Tėtis buvo žuvęs. Įsivaizduokite, kokie pinigai vienam kambarė suklijuoti po tapetais.
ką jie turi, kokia yra jų nauda. Yra visa paslaptis, kad ne pinigas yra, mėlieji, mūsų problema. Ir jūs, gerbėmiai profesoriai, mokytojai, aukštieji kunigai. Tai yra tai, kas slypi jūsų širdyje ir prisirišime prie to. Ant pinigo vienoje pusėje buvo Cezario parašyta dieviškasis. Ant kitos pusės moteris sėdinti, tikriausiai jo mama Libija. Ir šitie du yra jūsų dievai. Kiekvieną kartą, kada žydas paima šį svetimą okupuotos imperijos pinigą, jis priima ideologiją. Ir kada mes priimame ideologiją, tai yra ta problema. Nėra kalba tik mokėti mokesčius ar net ciesorių. Mėlyje, tai būtų be galo paprasta. Ir niekas nesidangstykite šią Jėzaus lūpomis ištartą frazę. Tai ne šiaip savo apie mokestį. Parodykite pinigą. Su juo atkeliavo į jūsų širdis daugybė stabmeldystės. Atiduoti pinigą, tai reiškia atiduoti su juo visą tavo širdie esantį prisirišimą stabmeldystę. Tam ciesoriui, save vadinam dieviškajam, ir tam kultui, kuris viską padaro, kad tavo gyvenimas suktųsi pagal tą ideologiją. Skaitome ir galbūt kasdien, kai pavyzdžiui, Ukrainoje ypatingai naujas galingas tankas. Pagaliau vienetą tą tanką jie nukovė. Arba ypatinga Ukrainos ginkluotė. Pagaliau tiek ar taip ten kažkas įvyko. Galėtų parašyti, kiek nukaunant tą tanką, kuris yra ciesoriaus pinigo veidas, kiek tuo pačiu metu buvo nukauta Dievo veidų žuvo. O veidas tai buvo įrašytas ir Ukrainos kareivio veide, ir tuo pačiu ruso. Kiek? Tegul parašo kiekvieną kartą, kiek ant tos ypatingos ginkluotės, kiek žuvo Dievo sukurtų veidų. Ar jaučiate, kad mes artėjame prie tokio pinigo? Kiek vertas tavo sūnus arba tavo dukra? Įsivaizduokite, atvažiuoja pas mus didieji tankai ir skaičiuos, kiek į galingųjų NATO tankų nugalėjo, ar kiek kas jų turėjo, o kas skaičiuos mūsų veidus. Tie veidai, kurie tankais ir mirtimis nesunaikinami, mėlyjeji. Švenčiame misijų dieną. Misijų diena tam, kad į jūsų širdis, į mūsų pasaulį, Lietuvą, Europą atkeliautų Dievo veido atpažinimas. Mažoji mano draugė, ką rytais prisikėlus darai? Padėkoju Dievui. Padėkoju Dievui, galbūt kažkur keliausi, ką po to darai? Atsiprašau už visas nuodėmes. Ar naktį nebuvo nieko toliau? Ar pavyzdžiui gali būti, kas dar tave laukia? Taip atsikėlus iš lovos nekyli? Kaip sakėt? Atsikeli iš lovos ir keliauji. Ką darai? Nežinau. Dantis plaunu. Dantis įsiplovė, ausis palikai? Ką dar plauni? Burna. Ką dar plauni? Ar veidą prausi? Taip, kas? Žinoma, kas rytą šitą mergaitę prausia veidą. Ši mergaitė yra gudresnė už visus profesorius. Ji pirmiausiai diktuoja tuos dalykus, kurie yra sielai nuplauti. Sako, aš meldžiuosi, dėkoju ir dar atsiprašau Dievo. Bet mėlėjus mechaniškai praustę Dievo veidą kiekvienas rytą. Aš irgi prausiausi šį rytą. Viena musė zyzė, jinai apsiriko, aš labai švarus. Mes prausiam Dievo veidą mechaniškai. Edita, ar prausiaisi šį rytą? Šaunuolė. Edita, ar prausiaisi šį rytą? Švytit, šaunuoliai. Dievo veidą prauskite visada. Jeigu jūs būtumėte musulmonai, atėję prie šventyklos, mečetės, praustumėt vyrai savo kojas, truputėlį pažastis ir dar kai kur. Ir tai reikštų, kad tu įeini švarę sielą. Tai yra atgailos aktas. O mes tą atgailos aktą jau esame padarę.
Nėra šventų mišių be prausimų. Kiekvienos šventos mišios prasideda atgailos aktu. Prisipažįstu visagaliam Dievui. Arba Kyrie eleison, Viešpatie pasigailėk. Taigi, mėlyjeji, džiaugiuosi, kad prausitės ryte, o Dievas tegul nuprausia mūsų sielas. Ir mes prausimės ne šiaip savo. Praeitą sekmadienį visi svajojome, kad susirinkome į gražiausias, iškilmingiausias karaliaus sūnaus vestuves. Tos gėlės ne šiaip savo, nes jūs esate vestuvėse. Eidami komunijos sutiksite savo karalių. Popiežiaus Pranciškaus pamąstymai apie Dievo sūnaus vestuves ir pakviestuosius. Dievas, būdamas meilė iki galo, broli, sesė, gerbia tavo laisvę. Dievas tau siūlo save, bet niekad neprimeta. Popiežiaus mintys. Karaliaus sūnaus vestuvių puota. Tai Dievas mums rengia tokią puotą, kad būtumėte bendrystė su juo tarpusavyje, kad mes visi esame Dievo pakviesti joje dalyvauti. Turime visų pirma atsiliepti jo kvietimą. Reikia laiko jį priimti. Mėlyje, mes turime pasirengti ir tada atsakyti taip. Dievas kviečia būti su juo, tačiau suteikia galimybę kvietimą priimti. Tu gali to kvietimo ir nepriimti. Dievas siūlo ne pavaldumo, o tėvystės, sūnystės santykius. Laukia mūsų laisvo apsisprendimo. Dievas be galo gerbia tavo laisvę. Ja labai gerbia. Šventas Augustinas yra taip pasakęs, kad Dievas, kuris tave sukūrė be tavęs, negali tavęs išgelbėti be tavęs. Ir ne todėl, kad jis to negalėtų, juk Dievas yra visagalis, o todėl, kad būdamas meilė Dievas iki galo gerbia, mielas broli, sesė, tavo laisvę. Dievas siūlo save, tačiau niekada neprimeta. Užsiėmę galvojame apie savo reikalus, kovojame dėl savo laisvo laiko, o šiandien Jėzus kviečia jam rasti laiko, išsilaisvinti, skirti Dievui laiko. Tai tas laikas atgaivins, gydys tavo širdį, sustiprins tavie ramybę, pasitikėjimą, džiaugsmą. Tai jis tave gelbės nuo blogio, vienišumo ir prasmės praradimo. Brolis, sesė, rask laiko dalyvauti mišiuose, klausytis Dievo žodžio, melstis, net užsimti gerų darbų, padėti silpnam, vargšui, vienišam, gal patekusiam į kažkokius poreikius gyvenimo, kenčiančiam, su viešpačiu, stokojančiam, o dangiškoji motina, padėk mums girdėti, saugok nuo kurtumo Dievo kvietimui. Amen.